Morkaus Evangelijos paskutinis skyrius 16, 15, 20 eilutės paprastai nurodom, tai yra koordinatės jūsų išsigelbėjimui. Kai pasimesit gyvenime, jeigu prasit kompasą, nebežinosit, kas esat, šios koordinatės jūs gali išgelbėti. Morkaus Evangelijos 16 skyrius 15-20 eilutės. Aš nejuokauju. Kadangi, kai minime evangelistą Morkų, Morkus labai buvo geras mokinys ir ne veltui, kai klausėmės pirmajame skaitinėje iš paties apaštalo Petro pirmojo laiško 5 skyrius 5-14 eilutės, ten būtent toj 14 eilutė jisai mini mano mylimas mokinys Morkus. Taigi Morkus užrašo šiuos žodžius šitame paskutinėme savo skyriuje, paaiškindamas, ką Dievas norėjo perduoti tau ir man, jeigu save vadini Jėzus mokiniu. Jeigu nesat mokiniai, čia žinia ne jums, galite išeiti. Bet jeigu esi pakrikštytas, aš reaguoju. Ir ką šiandien Jėzus per Evangeliją pagal Morkų sako? Sako, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Atidarau skliaustelius, truputį paaiškinsiu. Pasirodo, kad ne tas, kas bus pakrikštytas, bus išgelbėtas, bet kas pirmiausiai įtikės ir bus pakrikštytas, tas bus išgelbėtas. Jėzus labai aiškiai, netgi kitam sakiny sako, kas netikėjęs bus pasmerktas, ne kas nepakrikštytas bus pasmerktas. Skirtumą jaučiat? Bet kas netikės. Nežinau, kiek jūsų tarpe esate įtikėjusių, bet skaičiai, kurie nepripažįsta emocijų, jie tokie, žinot, matematika yra labai konkreti. Pasaulyje yra 2 milijardai krikščionių. Ar džiaugiatės? Aš labai. 2 milijardai. Iš jų 1,3 milijardo mūsų katalikai, broliai seseris, galėtumėm gražiai ploti ir šypsoti, sakyti, kaip gerai. Bet kai klausėme šiandien šių Jėzaus žodžių ir matai realybę, vaizdelis yra truputį nekoks. Lietuvoje 80% save laikančių tikinčiaisiais vadina katalikais, kurie yra pakrikštyti. Priminsiu, krikštas tai tik tai pirmas žingsnis. Labai gerai, sveikinam, šaunuoliai mūsų tėveliai, kas ten, krikšto tėveliai, kurie mane pakrikštijo, būdama maža, krikšto tėveliai, kurie ten prisižada visokių gerų dalykų, nes mes, kai kunigai krikštijam, mes labai atidžiai klausomės, ką atsako tėveliai ir krikšto tėveliai. Jie ten sako, pasižadu, jau tikrai pasižadu, tikrai tas vaikas, kai tik paaugs, perduosiu jam tikėjimą. Ir realybė tokia. Krikščioniška Europa ir krikščioniškas vakarų pasaulis šiandien faktiškai beveik nebekrikščioniškas. Deklaruojančių, kad jisai yra krikštytas, dar yra, skaičiai dar mirguliuoja, kaip tie mūsų gražus reklaminiai ekranai gatvėse, o turinio nebėra. Pasirodo, esam bėdoj. Kažkada tai mūsų ordino generolas, mes esam, žinot, pranciškonai, tokia dvasinė karinė organizacija, kalbu dvasinė karinė.
ne militarinė. Taigi jis paskambina man čia, dar gyvenu Pakotuvinuose ir sako, Pauliau, sako, Europoje situacija šiandien tokia, blogesnė negu tu gali įsivaizduoti. Skambina man iš Romos. Aš sakau, ne todėl, kad labai susireikšminčiau, čia man kažkas iš Romos skambina. Ne apie tai yra kalba. Kadangi mes su šiuo žmogumi nuėjom gyvenimo kelią, jisai garsus misionierius Afrikoje, Europoje, ir jisai tada pakvietė, sako, renku komandą, naujos evangelizacijos formos Europoje. Ir tada aš tikrai galiu padėkoti savo broliam, mūsų broliam pranciškonam, tada gyvenom Pakutuvėnuose tik 3, brolis Gediminas, brolis Karlo, italas, visi pažįstat, ir aš. Buvo mūsų tokia bendruomenė evangelizacinė. Tai brolis Gediminas, jisai su širdgėla atpjovė mūsų bendruomenės didžiąją dalį, mane ir brolį Karlą, sako, broliai, važiuokit. Mūsų vadovybė Lietuvoje, dabar aš kalbu, tai yra 2007 metai, sako, labai gaila, nes nukentės Pakutuvėnų bendruomenė, bet kadangi toks reikalas, siunčiam jumis į tą mūšį. Ir prasidėjo toks projektas, daug ten visko buvo, mes ką galėjom, tą darėm, evangelizavom, kiek ten ir Italiją, ir Korsikos salą apėjom, ir kur tai siuntė. Ir tikrai tai, ką sakė mūsų buvęs ordino generolas Giacomo Bini, jis dabar amžinatilsį, tikimės, jis bus paskelbtas palaimintuoju. Situacija būtent tokia ir yra. Daugybė gražių europietiškų parapijų, gotikinės bažnyčios. Viskas atrodo blizga, o turinio nėra. Nežinau, kaip jūs, broliai seseris, aš savo užduodu kiekvieną rytą atsikėlęs tokį klausimą, kaip su manim. Ar mano tikėjimas dar vis yra, dar ten kažkas rusena. Ir jeigu esu tik tai pakrikštytas, mūsų katalikų atžvilgių būtų, galėčiau praplėsti, jeigu esu tik sutvarkytas, priėjęs pirmos komunijos, susidėjęs visus pliusiukus, varneles ten surinkęs visus punktus, padarmavotas, jūs, kurie esat šeimoje, priėjo santuokos sakramentą. Mes kunigai, kurie gavom kunigystės sakramentą. Tai viskas tik tai graži pradžia. O kur turinys? Ir štai turinys Jėzus sako, kad mes neturėtumėm iliuzijų, kaip su mano tikėjimu. Paklausykim dar vieną eilutę iš Morkaus 16 skyriaus, kurie įtikės, tuos lydės stebuklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jeigu išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Kada paskutinį kartą matėt va tokį kataliką, krikščionį? Jam gyvatės įkando šitie iš priešiškos žiniasklaidos propagandos, o jam nieko. Apšmeižė, išmetė iš socialinių tinklų, pridėliuoja etikečių, gyvatės. O jam nieko. Matė tokį? Aš mačiau. Man širdis džiaugiasi. Šiais laikais jūs nepamatysit kretingų išliaužiančių gyvačių, taip kaip apaštalo Pauliaus arba Morkaus laikais. Jos visos išsigando mūsų dvikojų gyvačių. Bet turim tokių gyvačių. Ir ta gyvatė sėdi čia, suole. Esu čia. Mūsų tie dviešmeniai liežuviai. Taip, kad va tie visi negeri žodžiai, pletkai, gandai, apkalbos, tau kaip krikščionių nepakenktų,
nes jos kanda. Reikalingas tavo tikėjimas. Emocija tavęs neišgelbės. Parašas mūsų krikštų knygoje, kad toks buvai pakrikštytas, neišgelbės. Ta diena, kai tu stosi Dievo akivaizdą, kai tau ateis toji diena, kaip tiems mūsų broliams seseriam, kurių vardus mes čia įvardinom šiandien, mirties valanda, tau reikalingas tikėjimas. Tavęs krikštas neišgelbės. Sakramentai tave tik tai vat. Todėl aš šiandien kviečiu, broliai seseris, tą pačią progą padarykim kokybinį žingsnį. Taip situacija liūdnoka. Taip daug pakrikštytų, bet daug pakrikštytų pagonių reikia, kad įtikėtų. Ką galim daryti? Atsiverčiam Biblijas, skaitom, mažiau mirkstam internetinėje erdvėje, prie televizijos ekranų, daugiau gilinamės į Dievo žodį, žiūrėk, pamatysim realių vaisių. Amen. Aleliuja.